vykstu į stotį, sėsiu į traukinį važiuojant į Krokuvą. Į Krokuvą vykstu tik tai su vienu tikslu, tam, kad galėčiau parminti atgal namo su dviračiu. Valandėlę pavažinėjau po miestą. Iš tikrųjų norėjau senamiestį sustoti kažkokią gražesnę vietą ir papasakoti kažką, bet pamačiau, kiek žmonių išsiblaškiau ir pasibaidžiau. Tai visgi šiek tiek pasisukinėjau, tik tai labai daug nesimaliau, o dabar išvažiuoju. Daug laiko nenorėjau ten praleisti, nes biškis spaudžia laikas. Dabar yra šeštadienio 1 valanda ryto, o noriu namie būti bent jau iki sekmadienio vidurnakčio. Važiuojant 2 kartus keisis laiko juostas. Vieną kartą grįžus į Lietuvą dėl skirtingų laiko zonų, kitą kartą dėl prasukamo vasaros laiko. Tai grįžti turiu per mažiau negu 2 paras, o kelio, ne taip ir mažai. Kokia mano šito važiavimo strategija, kaip aš planuoju parsigauti namo, tai tokios kaip strategijos nėra. Bandysiu daryti taip pat, kaip darau dažniausiai, tai minsiu tol, kol parminsiu. Miegot, neplanuoju, bet jeigu jau labai reikės, ten gal 20 minučių pakrisiu kur nors ant suoliuko. Maršrutą planavau kuo tiesesnę liniją, bet stengiausi laikytis tokių nuošalesnių asfaltuotų keliukų ir vengti didelių miestų. Maršrutę pasižymėjau keletą visą parą dirbančių degalinių, kad būtų tokie kaip atskaitos taškai, bei pagal juos galėsiu skaičiuoti, kiek man reikia vandens, kiek maisto. Važiuoti tai iškart pradėjau prieš vėją ir kadangi man važiavimo kryptis nesikeis, tai jeigu vėjo kryptis nepasikeis, bus labai sunku. Labai tamsi naktis. Pasižiūrėjau, yra jaunatis. Ir labai tai jaučiasi, nes iš tikrųjų jokios šviesos iš mėnulio negaunu. Labs rytas. 11 valandų prasidėjau traukinį galvodams, kad niek ten nevalgysiu. Pavalgysiu Krokuvoje atvykęs, kažką gal skanaus rasiu. Nepavalgiau. Išvažiavau iš Krokuvos nevalgęs. Tai va dabar pirmą degalinį, kuri dirbo pakeliui, pavalgiau. Nusipirkau maistų priekį, nes dar turiu pasižymėjęs sekantį sustojimų taškų 160 km. Bandysiu iki jo ir suvažiuoti. Važiuoja žymiai lėčiau negu norėtus. Visą kelią prieš vėją. Bijau žiūrėti orų prognozę, nes bijau, kad vis tie 800 km gali būti pavėjui, bet kol kas laikau sukryžiuotus pirštus ir gal pasikeis. Ir sušalau, kol pavalgiau, reikėjo vidui valgyti. Aukščiausia maršruto vieta. Nuo šiol leisiuos po biškį vis žemyn,
kol galų gale kalvos apmažės ir realiai bus lygumas iki pat Lietuvos. Tai nuo šio taško turėtų bent biškį palengvėti. Vėjas, siaubingas. Vis dar laikau sukryžiavęs pirštus, kad aprimtų. Šitie dviračių takai tai yra vienas iš turbūt geriausių dalykų dviratininkams, kurios gali rasti Lenkijoje. O $200, tai 600 belik. Keliai, kuriuos pasirinkau, tai kol kas puikus. Eismo beveik nėra, vaizdai gražus, keliukai irgi įdomus, visokie vingeliai, kalniukai, kalvelis. Žiūri, smagiai leidžiu laiką. Galvoju, šiaip iš vis aš turbūt esu vienas geriausių maršrutų planuotojų, tai jeigu reikia, kreipkitės. Šiaip pravažiavau ne vieną užkandiną, bet kažkaip nesusigundžiau ne vieną iš jų. Tai galvoju, degalinėje gal pavalgysiu. Ir tikrai nesigaliu tas sumuštinis. Ir atrodo gerai ir skans. Visgi dar pažiūrėjau vorus. Tik nekirpiau dėmesį vėjo stiprumą, bet panašu dabar turėtų būti labiau šoninis. Bet kaip jaučiu, tai lyg ir aprimęs. Kad biškį pasikeit kryptis, tai jaučias ir iš to, kad šiek tiek pakilo vidutinis greitis. Nedaug, aišku, bet maž pergalį. Labai mėgstu, kaip pavyks per tą patį pasivažinėjimą pagauti saulėtekį ir saulėlydį. Nepamenu saulėtekį, pafilmavau, bet jeigu ką rytoj nufilmuosiu, vis tiek neturėsiu ką veikti. Planuoju tik tai dviračiu važinėti. Apsirengiau naktinius drabužius, jau tai tiesiog pasidarė. Tęsiam. Einam į naktį. Pasakiau gerąją ir net nežinau, koks nakties progresas. Dabar 500 šiam kažkas toj gal. Neprisimenu, kiek buvo. Kažkiek nuvažiavau, bet naktį buvo minusinė temperatūra ir stipriai minusinė. Praktiškai net nejaučiau nei kojų, nei rankų pirštų, tai nebuvo pasiruošę tokiam šalčiui. Visgi saulėtekį nenufilmavau. Labai skubėjau į gerąją vesinčią degalinę, nes naktį labai stipriai šalo ir galvojau ten susišildys. Prasidėjau porą valandų. Kavą gerdam, bet vis tiek visą laiką drebėjau, tai nusprendžiau gal važiuojant ant saulutės sušils. Kol kas labai šalta. 600 kilometrų, dar 200 lik. 7 iki sienos. Ir vis dar mina. Vuolia. Nuostabus ženklinimas. Iki namų dar 120. Galvoju, gal stabtelt Lazdijos. Bet kad liktai snieg nereikia. Nebent kokį ledą nusipirkti. Ai, apsėjusiu. Varau geriau namo. Dabar 2:30. Tai gal spėsiu šviesoje grįžti. Galvoju dabar kada temsti. Šiandien pasuko laikrodžius, tai gal kokią 8. Nu ką, esu jau netoli namų. Pavyks sėkmingai grįžti, pavyks sėkmingai įvykdyti šią misiją. Pavyko grįžti netgi
gerokai anksčiau negu planuot, tikrai nesitikėjau grįžti šviesą. Buvo smagu, smagi, labai ilga diena. O kas dar? Tai turbūt palieku tą žemėlapį, kaip ir visada pasižiūrėti, kaip ant popieriaus visą tai atrodė.